mokiniai. Sveiki susirinkę čia, Kongreso rūmuose, paminėti Baltupių mokyklos 35, o Baltupių progimnazijos 3 metų jubiliejų. Po nuskambėjusio Lietuvos Respublikos himno ir filmo apie Baltupių progimnaziją prasidėjo koncertinė programa. Martynai, o kieno šita sombrero? O sombrero pasirodo Luko, kadaise besimokiusio šioje mokykloje. Nebuvau aš pirmūnas, nebaigiau mokyklos aukso medalių, nors galbūt galėjau, bet visą laiką smagu sugrįžti į mokyklą, visą laiką bent jau simboliškai smagu būti jos dalimi. Na ir pasitengsiu jums padėti. Ane? Pradedam koncertą? Pradedam. Pirmyn. Oi, kaip smagu stovėti šalia žvaigždės. Na, tai pradedam koncertą. Baletas Vandenynas ir perlai. Šoka Jorigė Vilkaitė ir Gintarė Švedaitė, 5 B klasės mokinės. Legenda. Yamaha skambina Elada Kešanidė, 4 E klasės mokiniai. Tuk tuk širdelę. Šoka Gerda Rimkutė, 1 D klasės mokinė. Dainuoja Augustina Aleksejeva, 5 C klasės mokinė. Pritarė etnografinis ansamblis ir ansamblis Šypsenėlė. Polka tinka kiekvienam. Dainuoja etnografinis ansamblis ir ansamblis Šypsenėlė. Šoka 2 B klasės mokiniai. Vadovas Arūnas Polionovas. Pasakų šalis. Dainuoja Gerda Višiūnaitė, 4 E klasės mokinė, ir Ramunė Daugirdaitė, 8 E klasės mokinė. Requiem for a Dream. Fortepijonu skambina Ramunė Daugirdaitė, 8 E klasės mokinė. Senieji Vilniaus stogai. Dainuoja Tadas Vaičiūnas, 7 C klasės mokinys. Šoka 3 C klasės mokinės. Dinamitas. Šoka sportinių šokių studija Bugidans. Vadovas Arūnas Polionovas. Mokyklos daina. Dainos autorė mokytoja metodininkė Romana Nausėdienė. Sveikinimo kalbą taria Baltupių progimnazijos direktorius Viktoras Blinovas. Taigi, sveikinu visus su Didžiojo Vilniaus Baltupių miestelio mokyklos 35-mečiu ir linkiu, kad šita šventė tęstųsi jums ir mums visą
gyvenimą. Ačiū. Labai džiaugiuosi ir kviečiu daktarą Praną Gudyną, kuris yra Nacionalinio žinių centro direktoriaus pavaduotojas ir mūsų mokyklos konsultantas. Mokykla mėgsta keliauti. Tai primenu, kad mes gyvename tokiam mieste, kuriame net ir po miestą galima keliauti. Tai čia vat knyga mokyklai, kuri primins jums, reiškia, kokiam nuostabiam mieste jūs gyvenate. Švietimo ir mokslo ministerijos sveikinimą įteikė Audronė Šuminienė. Linkiu jūsų mokyklos bendruomenei pakilios šventinės nuotaikos, kūrybingos ir prasmingos veiklos, gražių pasiekimų, puoselėjant tradicijas ir kuriant modernę Lietuvos mokyklą. Sveikinimą pasirašo profesorius Dainius Pavankis, švietimo ir mokslo ministras. Kartu įpareigojama įteikti padėkos raštą Vilniaus Baltų progimnazijos pradinių klasių mokytojai, metodininkai, Jurgai Ginevičienei. Švietimo mokslo ministras padėkos raštu dovanoja mokytoją Eveliną Saliutaikę, vyresniąją istorijos mokytoją. Dabar mokinių norėčiau paklausti, dar yra vienas padėkos raštas. Kaip jūs galvojate, ką? Gal direktoriui, ne? Tai padėkos raštu švietimo mokslo ministras profesorius Dainius Pavankis apdovanoja Vilniaus Baltų progimnazijos direktorių Viktorą Blinovą už ilgametį, nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą. Malonu, kad taip gausiai susirinkot, taip gražiai švenčiat, iškilmingai švenčiat. Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko sveikinimo žodis. Ta pačia proga noriu padėkoti bendruomeniai, kuri yra susibūrusi šioje mokykloje ir kuri taip glaudžiai dirba ir su mokytojais, ir su miestu, ir be abejonės su tėveliais ir moksleiviais. Todėl norėčiau teikti padėką. Padėką pirmiausiai Algirdui Monkevičiui, Vilniaus Baltupių progimnazijos tarybos pirmininkui. Mes suprantama, turime simbolinę dovaną. Kurią įteiksime gerbiamai Viktorui Blinovai ir visai mokyklai. Čia yra mūsų, ne tik Vilniaus, visos Lietuvos vienas iš svarbiausių simbolinių objektų, tai yra arkikatedra. Atviram idėjoms direktoriui keltų visų mūsų vaikų gyvenimus į šviesą ateitį ir kad viskas jums tiesiog gyvenime sektųsi ir būtume tokie patys stabilūs ir tvirti, kaip ir arkikatedros istorija. O galiu puošti mokinių kabinete paprasidėti. Visi sveikinusieji pasirašė svečių knygoje, o taip pat profesorius Antanas Kulakauskas, buvęs Baltupių mokyklos istorijos mokytojas, kartu su juo dirbo Alfredas Bumblauskas, antikos specialistė Dalia Dilytė Staškevičienė, logikos pagrindus dėstė Alfonsas Vaišvila. Henrikas Vaitiekūnas, Baltupių mokyklos bendruomenės narys, televizijos laidų apie Baltupių mokyklos pastangas platinant prancūzo Bernard Pivot didžiojo diktanto idėjas Lietuvoje autorius. Lietuvos prezidentės patarėjas Laurynas Jonavičius, buvęs Baltupių mokyklos mokinys. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Edmundas Vaitiekūnas, ilgametis Baltupių radijo bičiulis. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kultūros ir švietimo klausimais Jonas Mickus. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė Vajonė Strimaitienė. Vilniaus kolegijos menų ir technologijos fakulteto dekanė profesorė Eugenija Strazdienė ir projektų skyriaus vadovė Gryta Radzevičiūtė Maksimovič. Vilniaus Šolomo Aleiko Orte gimnazijos direktorius Miša Jakobas, buvęs Baltupių mokyklos matematikos mokytojas, baigęs Telšių 3-ąją vidurinę mokyklą, tą pačią, kurią baigė ir Baltupių progimnazijos direktorius.
Vilniaus Žemynos progimnazijos direktorė Eugenija Survilavičienė. Saulius Vasiliauskas, Baltic Orbis generalinis direktorius, kurio dėka Baltupių mokykloje plinta robotika. O tada prasidėjo svečių koncertinė programa. Lietuvos vaikų jaunimo centro neįgaliųjų kaimo kapela Pliauškutis. Umbrasas ir Yamaha muzikos mokyklos mokytojas Pauliukevičius. Yamaha muzikos mokyklos mokiniai. Švenčionių rajono Pabradės meno mokyklos šokių grupė Gelmė. Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto pramoginio scenos meno studijos programos studentės. Švenčionių rajono Pabradės meno mokyklos šokių grupė Gelmė. Mykolo Riomerio universiteto tautinių šokių kolektyvas Skalsa. Mykolo Riomerio universiteto kolektyvo Skalsa choras. Mykolo Riomerio universiteto tautinių šokių kolektyvas Skalsa. Švenčionių rajono Pabradės meno mokyklos šokių grupė Gelmė. O dabar norėčiau pakviesti visus mūsų artistus, dailininkus, šokėjus į sceną kartu su savo vadovais. Ir prašome niekas, kad neskubėtų namo. Tuoj visi bus pakviesti į sceną ir mes darysime tradicinę